norat papasakos apie tom keistą atrodančių biškį krosaną primenančių mašiną. Tai daug kas žinot, kad čia yra Peugeot RCZ. Bet kon reiškia tas RCZ? RCZ 3 raidėlis išsivert į Racing Concept Zagato, Zagato, nežinau kaip taras itališkas pavadinimas. Tai kas yra Racing Concept, kaip ir neturėtų kelti klausimų, bet kas yra tas Zagato? Tai Zagato, kaip minėjau, yra itališkas pavadinimas. Itališkas tai reiškia susijęs su dizainu, nesgi italai yra labai puikus dizaineriai. Tai Zagato yra italų mašinų dizaino firma, katra dirba dažniausiai su sportinės automobilės. Nesakau, kad čia sportinis, bet nei paėm kažkokį modelį, anan paratobulin, padaro gražesnį, brangesnį, galbūt kažkokį limited edition padaro. Žodžiu, dažniausiai paėm brangi mašiną ir padaro nam dar brangesnį, kad ponas su labai giliom piniginėm turėtų prieš draugus ko pasigert, kad pas anon ir ne šiaip Aston Martin Vanquish'as, bet yra Zagato versija. Tai Zagato tokių kelis žinomesnius gal variantus, kažkas galbūt net esat girdėjom, tai buvo Ferrari 200 PM GT, Alfa Romeo 8C, galbūt kažkas to girdėjot, Aston Martin DB4 GT, Aston Martin Vanquish'as, Aston Martin Vantage'as, yra ir dar ten porą visokių, bet čia nesvarbu. Tai anksčiau tai dizainerė buvo, ne tik dizainerė, buvo aerodinamikas eksperta, daug dalyvavo motosportus, tiksliau, anai prisidėjo prie motosporto kai kurių komandų, kad gerintų aerodinamiką. Ir anai torto iki savo vizitinį kortelį. Jeigu atkreiptumėte dėmesį, mašinos tokius išdubimus, daubas, tiksliau, įdubims vienas iš du iškilimą. Ir būtent toks vadinas Double Bubble ir čia yra kaip ir tų dizainerių vizitinį kortelį. Motosporte tas, aišku, naudos davė biški daugiau, nes buvo palikta papildoma vietos šalmams, ale žemiau stieklas per vidurį, tai tipo svorio centras biški žemiau, turėjai naudos. Dabar tai yra tik ta dizaino dalis, nes čia šalmų tikrai nieks nekiš. Ir kadangi tai dizaineriai dirba būtent prie tos modelios mašinas, ta mašina irgi to yra vizitinį kortelį Double Bubble, kas jau čia yra man mėgstamiausias dalis to viso mašino.